Ypatumai šeimoje, kai auga vaikas su autizmo sindromu. Tokie dalykai pasireiškia tada, kai vaikas paauga ir tu pradedi lyginti su kitais vaikais. Tuo metu man buvo 20 metų, jūsų vaikas yra autistas. Ne tai man buvo baisu. Man buvo baisu, su kokiu veidu jinai man tai pranešė. Ir pačiūžos, ir žirginai, ir anglų kalbos pamokos, ir piešimo pamokos, mokyklos ir visi kiti projektai. Visur nedalyvauju, kur tik įmanoma. Sveiki. Šiandieną svečiuose pas mane Žaneta Sabaliauskaitė. Labą. Sveiki. Ir pakalbėsim tokią temą, kaip ypatumai šeimoje, kai auga vaikas su autizmo sindromu. O prieš pradedant mūsų interviu, kai visada kviečiu, jeigu dar neužsiprenumeravot, prenumeruoti mano kanalą, paspausti laiką ir komentuoti. Mes su Žaneta čionais prieš pradedant mūsų interviu skaičiavome, kiekgi mes metų pažįstamos. Pasirodo jau gerų 14. Susipažinom, kai studijavom kartu buhalterinę apskaitą. Tuo metu Žaneta, kiek žinau, augino antrą vaikutį jau. Buvo mažiukas, 2 metukų. Ir baigiant studijas, einant link pabaigos studijų, man dar teko padirbėti ir pas Žanetą grožio salone, administratorė, jeigu atsimeni. Dabar prisiminiau. Ir po to mes vis tiek laiks nuo laiko susitikdavom po tų studijų, pabendraudavom. Bet dirbant pas tave salone, aš tada ir sužinau ir susipažinau su tavo dukra, Ana, kuri turi autizmo sindromą. Gal galėtum papasakoti, kada tu sužinojai, atkreipiai dėmesį, kad pas ją kažkas yra ne taip? Kaip ir dauguma tėvų, tai tokie dalykai pasireiškia tada, kai vaikas paauga ir tu pradedi lyginti su kitais vaikais. Tai čia, kada pradeda šnekėti, kalbėti, reaguoti pasaulį, vieni vaikai mato kačiukus, šuniukus, paukščiukus, o tavo vaikas nieko nemato, jiems vienodai. Arba kiti vaikai jau pradeda šnekėti, reaguoti, mama, tėtis sako, o jinai nieko. Tai čia buvo kažkur jai gal kokie 3 metukai. Ir aš jau tada supratau, kad jau kažkas yra ne taip. O kaip daktarai tai reagavo? Standartiškai buvo siuntimas į vaikų raidos centrą, ten buvo atliktas vaiko intelektas, buvo įvertintas ir kažkur po 2 savaičių buvo pranešta, bet tuo metu man buvo 20 metų ir aš atsimenu tą dieną, kai daktarė man pasakė, kad jūsų vaikui yra nustatytas autizmas, bet man net aš neišsigandau to, jūsų vaikas yra autistas. Ne tai man buvo baisu. Man buvo baisu, su kokiu veidu jinai man tai pranešė. Aš taip žinai, kaip tuose filmuose, kai ateina pacientas pas daktarą ir daktaras jam pasako, jums liko gyventi tik tai mėnesį. Aš taip galvoju, kodėl čia tai baisu? Sakau, okei, autizmas, kas toliau? Ir tada jinai jau pradėjo aiškinti, kad kas tai yra, aš sakau, kaip tai išgydyti, ne, čia vienu žodžiu nepagydomas, greičiausiai vaikas, vienu žodžiu, kiek jūs įdėsit tame darbo, kiek jūs su ją dirbsit, tiek jūs ir turėsit. Bet gydytojai paaiškino, kad tai ne liga, o tai, kad yra sutrikimas. Čia yra sutrikimas, kalbos ir elgesio sutrikimas, taip. Aišku, aš nežinau, kaip ten buvo vaikystė, kaip tu su ją elgeisi, bet kai mes jau dirbom kartu ir mokėmės, ir tikrai aš žinau, kad tu ją, ne tai, kad laikėjai, bet su ją ir griežtai kalbėdavai, kad jinai tave išgirstų. Tu ją kaip ir labai lavinai, pačiūžomis čiuožinėjo. Ir į žirginus važinėjote, kad jinai su arkliukais. Iki šiol visą tai darom. Kaip faina. Iki šiol ir pačiūžos, ir žirginai, ir anglų kalbos pamokos, ir piešimo pamokos, mokyklos ir visi kiti projektai, visur nedalyvauju, kur tik įmanoma. Ir jinai, nėra iš tų uždarų vaikų. Ne, žinok, jinai, pas mus buvo taip, etapais. Tai kaip tu teisingai sakei, kad tas pradinis etapas, kai jinai buvo dar maža, jinai labai buvo uždara. Ir mums ten, aišku, tie daktarai tiek daug rekomendacijų, standartiškai lipdukai ant sienų. Čia reiškia lipdukas, kur vaikas turi ten valgyti, čia lipdukas, kur turi piešti, čia lipdukas, kur turi žaisti.
aš nesakau, galbūt tai yra gerai, gal kažkam tai yra tinka, bet ne mano vaikui. Mano vaikas, ne tiek jinai buvo neadekvati, kad jinai nežinotų, kad šitoj, jeigu yra stalas, yra padėtas maistas, reiškia, jinai žinojo, kad reikia valgyti, arba ten, jeigu padėti pieštukai, jinai žinojo, kad reikia piešti. Nu ir iš vis, jinai tos lipdukus ten nežiūrėjo. Žinot, pas tos vaikus labai sunku dėmesį išlaikyti. Supranti, kad jinai atkreiptų į kažką dėmesį, turi būti labai kažkokio tokio wow, kad jinai ten pasižiūrėtų. Aš galėjau ją kviesti vardu, nežinau kiek, kokiu garsu, ir tyliau, ir garsiau. Ne, aš net galvoju, kad jinai kurčia vienu momentu. Taip, bet buvo daug labai metodikų, ten man ir siūlė mums, ir patardavo, aš ten išbandžiau viską, kaip tu sakei, ir grįžtai, ir taip. Bet žinok, kas man galbūt, ko aš supratau, kaip reikia, tai čia reikėjo man vis dėlto surasti ją ryšį. O tas ryšys, tai būdavo, žinai, ta skylutė, pro kurią tu įlindi jos širdį. Ir tiesiog, ir jau tenai, iš tos jos vidinio pasaulio, ją pasukti į save. Atsukti ją į tą pasaulį per jausmą, ne per kortelės, ne per kažkokius ten užsiėmimus, 10 kartų kartoti ten jai ten kažkokį ten eilėraštį ar kažkokį užduotį, rodyti, kaip turi būti ten, nu, vat kaip šuniuką dresiruoja. Ne, mums tai netiko, galbūt kažkam ir tinka. Bet man padėjo vat būtent tas ryšys su ją. Ir vat buvo užduotis man kaip mamai surasti, kaip aš tai galiu padaryti. Ir vyrauja tokia nuomonė, kad vaikai autistai, jie yra daug labiau uždaresni, bet kiek atsimenu, ir kai aš pas tave svečiuose buvau, ir kai tu kartais ir į grožio saloną atvažiuodavai su ją, jinai visada atbėgdavo, apkabindavo ir visada kažką pasipasakodavo. Ji nėra iš tų standartinių, kaip pagal tuos visus, kaip buvo manoma anksčiau, kad autizmas tai yra psichinė liga ir kad jie yra grūbus, kad jie agresyvūs, bet tai tikrai to nėra. Ir Ana tai parodė savo poelgiu, kad jinai yra netokia ir kaip pavyzdys. Jinai tikrai, ir kai svečius atvažiuodavau, tai jinai visada atneždavo savo piešinius parodyti. Kaip daro dabar, taip pat jinai labai atvira. Tai ir sakau, čia žinok, ne vaiką reikia auklėti. Čia reikia save auklėti. Aš kartais irgi, gal tu nesi tik susidūręs, aš esu Ania ir lankė ir darželį, ir mokyklą. Ir kartais aš tos vaikus žiūriu, jie visi skirtingi, teisingai, jie visi yra labai skirtingi. Autizmas tai nėra kažkoks standartiškas elgesys, tikrai ne, jie absoliučiai. Tai, žinok, aš kartais pasižiūrėdavau ir galvodavau, vargšė mama, kiek problemų turi tas vaikas, kiek sunku su juo būti, bet paskui pamatai tą mamą ir pagalvoju, blemba, kad ta mama turi daugiau problemų nei tas vaikas. Tai aš ir sakau, kad reikia pirmiausia ne vaiką auklėti. Bet čia, aš manau, tinka ir visiems, ne tik tai autistams, tinka visiems. Reikia save, kokia tu esi, kokia aplinka namuose, kokia atmosfera namuose, toks ir tavo vaikas, ko tu pagauni su vaiku tą ryšį mamos, dasibildai iki jo širdies. Tai ir vaikas tavo atsiveria, ir vaikas tave pamato, ir pamato tavo pasaulį, tavo akim. Mes esam su vaikais vienas organizmas. Toks klausimas. Žinau, kad jis išsiskyrė su vyru. Su Anios tėvu. Kodėl tai atsitiko? Aš galiu pasakyti tik tai vieną. Nebuvau laiminga šitą santykių. Logiška, jeigu būčiau laiminga, nebūčiau išskyrus. Tai ir tiek. Bet jisai po to vėliau dalyvavo Anos auginime, tam visame dalyke? Taip, mes šalia gyvename, mes esam kaimynai, tai kiek galėjo, tiek dalyvavo ir dabar dalyvauja. Bet tau ir padėjo ir tėvai? Mama man padėjo labiausiai. Labiausiai mama. Tarp tavo dukters ir sūnaus yra 6 metai skirtumo berods. Ir ar nebuvo... 7. Ar nebuvo baisu gimdyti antrą kartą? Žinai, kai aš su Ania turėjau su savim padirbėti ir surasti su ją ryšį,
Tai aš su savo antru vaiku turėjau ryšį dar, kai jisai nebuvo planuose. Va tai. Ir aš žinojau, kad aš turėsiu sūnų, ir aš žinojau, koks jisai bus, ir aš žinojau, koks bus mūsų bendravimas, aš viską žinojau. Vėl šitas žinojimas pas mane minties nebuvo. Aš tiesiog žinojau, kad viskas bus taip, kaip yra. Ir viskas įvyko pagal planą. Faina. O kaip jie, vis tiek, Mantas paaugo kažkiek, na, aišku, kol kūdikis jie vis tiek negalėjo ten kažkaip labiau bendrauti ir kai jis paaugo, kaip jie, brolis su seserim, kaip jie tarpusavėje bendravo, pykosi, džiaugiasi, mylėjo, liūdėjo. Visumoj, aišku, jie viens kitą labai myli. Taip, gal ne visada parodo tai. Ania yra ir mano advokatė. Žinok, jeigu Mantas kažkur kažką pridaro ir mama pyksta, tai Ania už mane užstoja. Tai Mantas kartais nukenčia, nes jisai gauna ir nuo manęs, ir nuo Anos. Vyresnė sesuo duoda pilos. Jinai mano advokatė, jinai visą laiką jo dar už mane pastovėdavo, tai jisai taip gaudavo dvigubą dozę ir visą laiką jautėsi toks nuskriaustas, kad jam jaučia per daug tų visų moralo. Bet šiaip sakau, dabar tai jie tikrai vienas kitą myli, rūpinasi ir vieną apie kitą paklaus, nes Mantas negyvena su manim. Tai žodžiu, tai aš jaučiu tą ryšį tarp jų. Nu, Mantas kodėl negyvena su tavim? Todėl, kad jisai pasirodo, pradėjo nuo 8 metų krepšininko karjerą ir jį pakvietė į Žalgirį. Bent jau informacija, kur pasidalino krepšininkui, tai kam nuo 8. Ir jisai dabar žaidžia už Žalgirį, trečiasis lygis, ar kaip žinai tas vadinasi, jaunimo. Jisai įstojo į Žalgirio akademiją šiais metais, trečią lygį, taip yra žaidžia ir 2008 ir 2008 Žalgirio jaunimo rinktinė, bet jo tas pagrindinis darbas prasidės nuo rudens. Dabar tik apšilimas. Bet vis tiek kartais atvažiuoja namo ar nelabai? Atvažiuoja. Kai nėra rungtynių, atvažiuoja. Super. Bet jeigu yra rungtynės, tai mama važiuoja į Kauną papietaut su vaiku. O Anos neėmė su kartu su savim? Įmam ir Aną, aišku. Aną įmam ir močiutę įmam. Tai kas nori, tas prisijungia. Bet Ana tavo, kiek žinau, anksčiau dirbo Gusto blyniniai. Pirmas blynas. Pirmas blynas, ne? O dabar jinai dar ten dirba? Taip, sekmadieniais. Tai jai užtenka laiko ir piešti, puikius piešinius. Pastebėjau, paskutiniu metu labai angelus piešia. Dalyvauja konkursuose ir po to jinai ir jojimu užsiima dar iki šiol ir čiuožinėja ir dar plus dirba. Taip, visi šitie užsiimai, jie būna kartą į savaitę, o savaitę turi 7 dienos, tai pilnai užtenka, dar turim 3 dienas laisvas. Todėl galima viską suderinti. Taip. Per mūsų tą laikotarpį, kurį mes bendraujame, visada stebėjausi, kaip Žanetai pasiseka išpildyti savo svajonės. Viena svajonių dar pildosi iki šiol. Net nežinai kokia. Nu gerai, tu dar ir daliniesi istorijose. Dabar jau kelią darai. Link savo sklypo. Tavo buvo svajonė įsigyti namuką, tu jį įsigijai Karkasinę, ne? Užsibrėžei tikslą ir atsirado pinigai. Galim sakyti, viskas nuo jo. Nuo jo bonusai ateina, nuo jo dovanos, aš tik taip. Bet vis tiek nėragi taip, kad tu užsimanei ir taip atsitiko. Nu, kodėl ne? Taip. Ne, vis tiek Žinai, dabar prisiminiau Einšteino citatą. Yra 2 būdai gyvenime. Žinai, kiekvienas pasirenka savo tinkamą. Tai vienas būdas, tai yra gyvenimas, kuriame nėra stebuklų. O kitas būdas, gyvenimas, kur gyvenimas yra stebuklas pats. Tai vat, gal aš pasirinkau savo antrą būdą. Taip, čia yra mano tokia būtinė svajonė. Aš turiu sodybą ir kuriu ją ir aš dalyvauju tame procese ir aš kaifuoju nuo to proceso. Aš noriu sukurti savo tokią ramybės vietą arčiau gamtos ir tada nuo žmonių. Taip. Ir jau gan ilgą laiką ta visa tavo svajonė ir vyksta, ne? Nu, mano sodyba jau dabar bus 3 metai.
Tai netik ir daug. Kažkaip man atrodo daugiau. Ai, gal aš jau apie tai išgirdau anksčiau, negu dar Taip. atsirado. Va, Taip. kodėl man atrodo, kad... Galbūt. Ar tau padeda kas nors, kad ta svajonė greičiau įsipildytų? Aišku, padeda. Ar visada sutinka padaryti? Kas tinka padaryti? Nu, tavo antroji pusė dabartinė. Aš ne apie antroji savo pusę kalbu. Nu, galbūt galima sakyti ir apie antroji, aš kalbu apie savo pagrindinį direktorių ir visų mūsų pagrindinį direktorių. Tik tai jis padeda ir be jo valios nieko nebūtų. Nu, vis tiek, pas tavai yra antroji pusė kaip gyvenimo. Taip. Ar visada jisai sutinka su tuo, ką tu darai? O kas jam belieka? Nu, bet vis tiek būna, kad... Būna, nu aišku, būna, nu tegul. Pasispardo, bet nieko. Moteris visada savo tikslą pasiekė. Tavo gyvenime buvo ne vienas vyras. Ana nuo vieno, Mantas nuo kito, dabar trečias. Gyvenu su trečiu. Ar yra kažko bendro tarp jų? Tarp tų visų trijų? Ir kuo jie skirtingi? Oi, žinok, aš pasakysiu tau taip, šią temą, tai yra, supranti, kaip, aš galiu pasakyti, kaip aš ten auklėjau vaikus, galiu kažkam galbūt duoti patarimą, aš galbūt žinau, kaip gal kokį verslą padaryti ir galiu ten duoti patarimą, aš galiu pasakyti, kaip pastatyti karkasinį namelį ir duoti patarimą, bet kas liečia vyrų, čia žinok, aš čia nieko nesuprantu. Aš jokių patarimų duoti negaliu ir aš vyrus irgi nelabai suprantu, nu žodžiu, nei jie mane supranta, kaip rodo gyvenimas, nei aš jų suprantu. Todėl tiesiog, o šiaip aš bendrauju ir taip pat ir su Anos tėvu, taip pat ir su Manto tėvu, viskas yra tvarko, jie dalyvauja vaikų gyvenime, pas mus draugiški santykiai ir... Žodžiu, nežinau, gal aš atidirbinėjau savo kažkokius karmo taškus. Viską gali būti. Nu, išsisukai. Gerai. Ai, taigi nepasakym, kuo tu užsiimi. Tu atidarius savo mažąją bendriją, ne? Taip. Ir vedi buhalterinės paslaugas. Taip. Ir kuo toliau, tuo pas tavai ten viskas klesti geriau. Taip, bet šiai dienai aš jau pasiekiau turbūt tą lygį, nu tą reiškia lygį, kurį aš jau turiu arba tame būti lygį, o jeigu aš noriu eiti toliau, tai aš jau turiu rinkti komandą. Taip, tai dabar kol kas aš susitvarkau pati, ramiau. Ramiau pačiai, kol kas komandos nekuria. Taip, todėl kad prioritetai šiai dienai yra kitokie. Yra dabar Mantas, yra dabar dar Ana, yra šeima ir yra mano svajonė sodyba ir jeigu aš pradėsiu visą save atiduoti verslų, tai aš tiesiog nenoriu parduoti savo gyvenimą, savo verslui. Viskam savas laikas, kaip sakoma, ir kiekvienam reikia skirti dėmesio. Taip. Su šituo sutinku. Gal pabaigai norėčiau paprašyti, gal tu norėtum kažką galėtum palinkėti mūsų žiūrovams? Žinokit, vėl prisiminiau Einšteiną, kuris sakė, kad intuicija, Einšteinas, ne menininkas, ne poetas, ne kompozitorius, Einšteinas. Intuicija tai yra šventa dovana, o protas tai yra tarnas. Todėl aš palinkėčiau, kad vis dėlto mokslai yra gerai, galvoti yra gerai, bet klausykim savo širdies. Puikus palinkėjimas. Dėkoju už tokį šiltą pokalbį. Dėkoju jums irgi. Linkiu viso ko geriausios kloties ir žinoma svajonių išsipildymą. Ačiū labai. O jūs kaip visada? Jeigu dar neužsiprenumeruojate, užsiprenumeruokite, laikinkite ir komentuokite. Iki. Visa.